rytas, laba diena, labas vakaras. Antradienis, šiandien saulėta, graži, užtikrinta, laiminga diena. Kėlėme 9 valandas, paukščiukai čiulba, visokių garsų pilna. Ką dabar darysime, tai paisime, pasportuosime, padarysime presą naują tokią kaip ir programą. 5 pratimai, maksimumas limitas, ta prasme. Darai pratimą 45 sekundės ir jei ištveri 45 sekundės, tą patį pratimą dar 45 sekundės, ir kol nebeištveri to pratimo. Ir tada eini prie kito pratimo ir taip varai tol, kol visiškai jau miršti. Pusę 11 turime būti mokykloje, manau, spėsime viską padaryti, dar aišku turėsime nuspausti, pavalgyti, bet manau, viską sutilpsime. Vakaras epizodas buvo toksai, bet buvo tokių įvykių, todėl galite nueiti patikrinti tik dėl tų įvykių, kurie buvo atsitikę Aivarui. Tai labai gerai, siekiam savo svajonių, būname laimingi, mokomės daug, stengiamės pasiekti daug taip pat. Atliam savo dienos epizodą, draugai. Atliam savo dieną. Like you did that night, press rewind just to live it again. You felt me, touch me, I can't even pretend that I don't care about you when I'm with other guys. Su gimtadieniu, ginu, su gimtadieniu. Va, apkabink. O, va, vlogui, va. Gyvenimas yra gražus. O, va, jau šiaudė, čia kaip šaliai nusišiaudė. Nenori? Mua, taip per visą šūlę, taip apčikai suriko, net nesuprasi, kas ten daras, galvoju, žmogus miršta jau. Tai va, atidavė spintelės raktus, beliko vienas parašas man, tokį statymo būdą, kai iš mano mašiniukas stovi, pažiūrėkit kaip lygiai ir modės, perlipat. Kaip jis sako, pasikrauk kaip akumą, žinai, jo, bandau išimti, žinau, koks raktas viską, bet neturiu tokią namį raktą. Ir replių nieko nėra, viskas pasėti mašiną, tai man reikia išimti dėl to, kad jau jaučiu, kad įsėsti, dėl to, kad dabar tos problemos su mašina yra, tai reikia, kad nebūtų bairių, kad kai kursi, kada bandysi, kad kažkur turi įsikrausti, bet tai pak, nes dabar taip irgi jau kūriau, šiandien prieš šalies niekaip neužsikūriau, jaučiu, taip akumą sėsta, tėtis varėm, na, varangam palėtė žodžiu mašiną, o, bum, ir užkūrė. Na, tėtis nevalt visą laiką. Jam tai nėra kas, nežinau. Man niekaip, sakykim, nepavyksta su transporto priemonėm kažką daryti pavyksta, niekada. Tėtis privarom, opa, bum, viskas namai, viskas dirba, viskas gerai, ir taip, jo, visą laiką. Ir tėtis neveltui. Šiandien dar viena diena, dar viena mokslo diena, viskas nuostabu. Tik kad ta biškiuka mašiniukas grybauja, bet... Taip viskas būtų, žinote, labai. Taip va, sivalai ir šakniai, bet blem kiek tūsių vidun prieina tokių gyvių, va. Vieną kitą pagauni, aišku, vis tiek žudai, ištraiškai paskui išėmės, kam čia, kad jie gyventų, nes jie vėl iškoks į vandenį. Nes tokias nedurnas tik pajaučia, kad kažką darai, iškart lenda dugnan ir viso. Taip chloro būtų daugiau, būtų žiauri šviesus, vanduo persiskaidytų, tu matytum kur kas kaip ką, bet dabar, kai nematai, tai biški sunku jas pagauti, bet įmanoma. Yra vienas, pagalvojau. Va, kartu. Labai gerai, labai smagu. Oi, tai medžioklė, įdomus dalykas iš tikrųjų. Pasidariau matematikos, daug pasisprendžiau, tai yra labai nuostabu, nes tikrai galva net taip, bet nuostabu. Vėl liko informatiką pasispręsti, biškį paskaitinėti ir panašiai, ir žinoma, lietuvių pasikartoti autorius, nes lietuvių pirmas egzaminas, tai reikėtų labiausiai susitelkti. Aišku, mes galime nebevadinti to namų darbai, tai tiesiog sprendimas dėl savęs. Nu, bet vis tiek, namie darome, todėl namų darbai. Kaip diena tikrai šilta, tai yra didelis pliusas, nežinau. Reiktų gal šokti į vandeniuką, įsivaliau va, prie progos, reiktų gal ir įsimaudyti. Dabar taip užšokam iš nesvirės ir taip ar kokių 5 žmonių taip saltų, taip wow. Tai dabar laikai buvo neblogi.
Tik lievia, kad dabar nei vienas nenori. Baby, unless Aš su baltom koinėm. Ir ne baltas koinės, o žalias. Mama das velniukas. Žodžiu programavimą daryti. Uždavinį sprendžiu, rašau ten normaliai, viskas taip buh. Sustojau. Ir nuo to laiko, kaip sustojau, tai jau nieko nebesgavo. Ta prasme, rašau, viskas taip normaliai, atrodo, viskas gerai rašysi. Kompliuot spaudžiu, opa, nepasidaro programą. Nemeta, užmuš niekaip. Taip, fuck. Kiek laiko galvojau, bet žiūriu, tada labai dieną, taip, nubėga, nes programavimo tikrai reikės dėti daug. Paskui pagalvoti, pabaigus epizodą reikės dar lietuvių pasikartoti, nes kažkaip saditinsiu, tada tai paimsiu, pasisakytysiu viską, bus normaliai su tuo. O programavimu tai reikės pasiklausyti tų, kurie gerai moka, galbūt paaiškins, ką ne taip dariau ir taip išmoksime geriau biškį iš tikrųjų. Once again, there's only one man clever enough to have perpetrated such a dastardly crime. Ha! And I thought you were ready to give up. Kažko petį lyg ir skauda. Nežinau iš tikrųjų kas buvo, bet kažkoks netoks kaip visą laiką. Reikia vis tiek įsmaudyti, baseinas prileistas, vanduo visai neblogas, tai reikia tikrai atidaryti sezoną baseinę, tai kaip mes neįsmaudysime, ne? O ypač tokią šiltą dieną. Plius, jau to iki vasarą. Toks šiltas, tikrai. Galima maudytis drąsiai, afigienai. O, biškių vėjelis pučia, tai jaučiasi, kad vėsu, bet užtat vanduo žiauriai tobulas. Negalvoju, kad taip šiltas baseine, bet normalu. Tai va, dabar pasimaudysime biškį. Koks ten, draugai, yra gyvenimas? Aha. Heck of a game. Pagalvojus, jei angliškai vlogintume. Taip keista iš pradžių būtų, bet manau paskui praprašiau būtų visai neblogai. Būtų Today guys, we played basketball, žinau. Ne, iš tikrųjų žiauriai gerai pažadėm krepšinis su Krištatiečiu. Maudžiusi parašė, sako, atvaryk tai pakašės. Opa, sakau, gerai, atvariau, apalas, šiem neblogai, iš tikrųjų taip gerai pasportavom. Jau yra per 29. Laikas greit bėga. Kašę lošiam gal 2 valandas mažiausiai. Bet užtat kardio gerą staminą lavina ir panašiai. Todėl tai buvo tikrai nuostabiai praleistas laikas, tikrai užtikrintas. Man asmeniškai žiauriai patiko. Pasmaudėme, vanduo pasakiškas. Dabar ką darysime, grįšime namo, eisime rytinti šio epizodo, tada pasimakinsime dar šiek tiek ir eisime mėgoti. Taip ir pasibaigs mūsų diena. Man iš tikrųjų patinka, kai skiriu laiko savo, skiriu laiko vlogams. Nu tai savo vlogam beveik tas pats. Tai skiriu laiko pramogoms bei mokslams. Iš tikrųjų žiauriai gerai, kaip taip viskas suderini, nes taip turi būti, tikrai taip turi būti. Taip, draugai. Nu, gražu, tikrai gražu. Ačiū, draugai, kad žiūrėjote šią epizodą. Susitiksime ir tas su kitu. Su kitais nuotykiais, prenumeruokite, siekite savo svajonių. Šypsokitės, mylėkite save ir kitus, skleiskite pozityvumą, šilumą. Niekada nepykite ant kitų. Geriau išlaikys spręskite problemas ir atsiprašykite. Tie draugai, susitiksime rytoj. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Love you.